Taip, sveiki visi susirinkę paklausyti 5-ojo Šarva ir Apiniai epizodo. Praeitą seriją kalbėjome apie pirmąjį rusų tanką Lebedenko, arba žinoma kaip caro tanką. Išnagrinėjom, išmėsinėjom, ginkluotę, istoriją, pats caras kaip reagavo į tanką. Na, o šiandien aptarsim vėl apie prancūzus, apie tanką, kuris pakeitė visiškai tankų gaminimo eigą. Tai buvo prancūzų naujos kartos pirmo pasaulinio karo tankas Renault FT. Aptarsime kaip įprastai sukūrimo istoriją, ginkluotę, įgulą, išvaizdą ir kitus aspektus. Taip pat apžvelgsime genio daryklos alus ir taip pat aptarsime naujienas iš World of Tanks, atnaujinimus ir persiūlo Wargaming. Ir aišku, iš tankų muziejaus Bovingtone. Turbūt prisimenat apie kitus prancūzų tankus, kuriuos kalbėjome, tai Saint-Chamond. Tai Renault FT buvo visiškai kitoks, nes Louis Renault sumastė, reikia sukurti naujos kartos tankus ir 1915 metais Estienas įsireiškė, karas bus laimėtas tos pusės, kuri pirma sugebės pritaikyti 75 mm patranką, bet Louis Renault manė visiškai priešingai. Jo vizija buvo kiek kitokia negu Žano Baptisto ir jis manė, tankui reikia bokštelių, kad neužtenka tik tai patrankos priekyje, nes įsivaizduokite, jeigu patranka būtų įtaisyta korpuse ar ne, šaulys norėtų nusitaikyti, tada reikėtų visą tanką pasukti, ar ne? Na taip, nelabai praktiška tada. Tai va, ir iš čia kilo idėja, patranką būtų galima įstatyti į kokį nors mažą bokštelį ir vienas žmogus viršuje sėdėdamas galėtų šaudyti aplinkui savo visą ašį ir nereikėtų kreipinėti to tanko į visas pusės, kad galėtų nusitaikyti. Bet jau ties čia iškilo keli sunkumai, nes to meto technologijos greičiausiai neleido pritaikyti didesnių kalibrų ginklų. Tai buvo įdėti gana mažo kalibro, nes visgi tie bokšteliai buvo ir patys gana maži. Įsivaizduokime, pavyzdžiui, dabartinius tankus, tai į bokštelį telpa 2 žmonės, turi gana nemažai vietos, patogiai gali ir laisvai judėti, o tais metais buvo gana priešingai, viskas vyko gana spontaniškai ir tos idėjos tiesiog taip kilo ir iš esmės apie žmonių patogumą nebuvo galvojama, nes patys tankai buvo kuriami karo eigoje ir tiesiog buvo nuspręsta pagaminti tokius tankus, kuriuos būtų lengva remontuoti ir tiesiog patys kariai mūšio lauke galėtų juos suremontuoti ir būtų galima greitai pagaminti. Tai tas patogumas buvo tiesiog išmestas už borto, kitaip tariant. Apskritai, turbūt kare nieks apie patogumus negalvoja, žinau, kad tai sunkus, bjaurus reikalas, reikia tiesiog laimėti. Bet, tarkim, pavyzdžiui, pasižiūrint į šaltojo karo laikotarpį, tai Britai tam tikrų patogumų buvo įsidėję. Galbūt ne antram pasauliniam, ne pirmam, bet jau šaltojo karo metais jie buvo įsitaisę krosnelę tanko viduje, kad kariai galėtų įsivirti arbatos. Čia ir praktiška gana, vis tiek, jeigu tankas nežinia, ar vyks mūšis ar nevyks ir reikia įgulai laukti, stebėti, vis geriau su arbatos puodeliu moralę palaikyti, negu taip be nieko. Būtent ir čia buvo proveržis patogume. O tęsiant toliau temą apie mūsų Renault FT, Prancūzijos vyriausybė pasiūlė Louis Renault sukurti naujos kartos tankus, išgirdusios apie jo idėjas, ką būtų galima geriau padaryti ir Louis Renault sumąstė, kad reikia lengvo, mažo ir greito tanko, kad jis galėtų įveikti visas kliūtis, griovius ir būtų jį sunku pataikyti. Ir planas pavyko. Planas gana pavyko. Ir štai projektavimo procesas prasidėjo jau 1916 metais viduryje. Esteinas pasiūlė lengvą tanko koncepciją, kurioje pirmenybė buvo teikiama mobilumui ir masinės gamybos paprastumui. Tai kaip ir minėjau prieš tai Laurynas, kuo greičiau, tuo geriau ir kuo paprasčiau. Tai va, ir aišku, karo inžinierių ir Renault komandos bendradarbiavimas
buvo skirtas sukurti transporto priemonę, kuri gali važiuoti sudėtingomis vakarų fronto vietovėmis. Na vėlgi, mėšlas, purvas ir visokie kitokie tai reljefo padėtis, tarkim, kurią kaip pasako su Caro Lebedenko tanku, kaip pasakom, kuris išstrigdavo tiesiog purve. Na, negalėdavo pajudėti dėl savo svorio, dėl savo apimties ir dėl nepraktiškumo. Kadangi Louis Renault sugalvojo gana tokį įdomų tuo metu projektą, padarė brėžinius, buvo ne tik įdėtas bokštelis, tačiau ir buvo smarkiai sumažinta įgula. Pavyzdžiui, dabar prisiminkim vokiečių tanką A7V, ten gal apie 10-12 žmonių turėjo valdyti tą tanką. Taip, aišku, ten labai daug patrankų prikišta ir automatų visose kampuose. Tas pats ir su britais buvo. Irgi panašiai buvo gal kokie 8, gal su kitais modeliais dar ir daugiau, galima sakyti, buvo. O čia jau su šiuo nauju dizainu tai buvo padarytas proveržis ir tanką valdė 2 žmonės tik tai. Buvo vairuotojas ir vadas, kuris veikė ir kaip ginklininkas ir ištaisytojas. O kadangi radijo dar nebuvo, taigi jie abu bendravo ženklais ir vėliavėlėmis tarpusavy. Tai čia buvo toks drastiškas sprendimas, bet jis pasiteisino ir buvo galima pagaminti daugiau tankų ir sumažėjo poreikis daugiau žmonių atiduoti į motorizuotas brigadas. Tikriausiai, kad į tokį mažą tanką turėjo būti gerai apmokyta įgula. Negalėjo ten, tarkim, kaip A7V ar Mark 1 tankė važiuoti daug žmonių ir dar pasiimti kokius tai visiškai žalius karininkus ten patruliuoti kartu su jais. Jau reikėjo profesionalus. Taip. Čia jau buvo visiškai kitaip jau su prancūzais, nes pats tankas jau 16 metais buvo pagamintas ir buvo jau testuojamas ir galiausiai 1917 metais pradėtas gaminti ir buvo pirma partija apie 1000 vienetų. Ir jau buvo iš karto mokoma jau vairuoti, viską valdyti, kaip jau man, jeigu neklystu, netgi 1916, kai tik jisai buvo sukurtas. Jau kariai jau ne tik kad testavo, bet jau ir, manyčiau, jau treniravosi. Galimai naudojo tą pirmąjį prototipą kaip mokymo įrangą. Galima ir taip sakyti. Ir kadangi tanką buvo labai lengva pagaminti, tai prancūzai tokie, kodėlgi ne, mums reikia dar 3000 vienetų. Nu, o ką? Ir 1917 metais Renault FT buvo išbandytas mūšio lauke. Pasirodė, jis labai naudingas ir efektyvus. Ir šis tankas buvo lūžis karo pramonėje, kaip prieš tai minėjo Ugnius mūsų intro. Būtent dėl šio tanko dabartinių laikų tankai ir įgavo tokį pavydalą, kokį mes matome dabar. Jo, mes jį galėsim net aptarti vėliau prie specifikacijų. Čia turbūt įdomiausias galbūt dalykas, taigi, kad Renault FT buvo toks sėkmingas ir toks populiarus tarp kariuomenių, kad net Sovietų sąjunga nusipirko teisės gaminti šį tanką, o Jungtinės valstijos nukopijavo dizainą ir šį tanką pervadino M1917. Tai čia jau kažką sako prancūzam, kad pavyko tikrai. Nu, vėlgi toks modernus tankas. Taip paruoštas puikiai. Aš manau, kad abidvi, net ir jeigu dabar šaltojo karo metu būtų sukūrę prancūzai kažką tokio, vis tiek pavyktų abiem pusėm pasimti, nukopijuoti arba nusipirkti ar pasidaryti kažką tokio. Ir čia turbūt dar vienas istorinis dalykas, apie kurį galbūt netgi vėlesniuose epizoduose kalbėsime, kad netgi Lietuva tarpukariu nusipirko keletą Renault tankų. Bet kai buvo toliau, jau čia sekančiuose epizoduose. Išties įdomi istorija apie Lietuvą. Reikės visą epizodą padaryti apie Lietuvos tankų istoriją. Aš manau, kad sutirsim tikrai, ką pirko, ką būtent su visomis įdomis istorijomis, netgi su kūrybiškais pavadinimais šarvuotų mašinų ir
visais kitais įdomiais dalykais, tai aš manau, čia turbūt jums bus labai geras epizodas. Taigi, specifikacijos, vėlgi, kaip ir minėjo Laurynas, pagamintas Renault FT17 1917 metais, pradėta šio tanko masinė gamyba ir beveik 4000 tankų pagamintų. Variklis tai buvo 4 cilindrų benzinas, 35 arklio galios, vėlgi mažas tankas, labai to arklio galių nereikia, patraukia kažkiek. Pagrindinė patranka 37 mm, arba moteriškoje versijoje būdavo 8 mm hočkis. Taigi vadina 75 mm patrankos, kaip ir nereikėjo tuo metu. Tiesiog tai buvo, kaip ir minėjai, dėl to bokštelio mažumo ir klausimas, o tokia patranka būtų apsukus patį bokštelį. Ir pats tankas nepradėtų iš šono, jeigu netyčia 90 laipsnių pasuktų. O kai pasižiūrimi to meto tankus, skardai apdengti, nereiktų 75 mm. Ne, ten tikrai neverta tokią patranką kišt, nepraktiška. Papildomų patrankų automatų neturėjo, tik vienintelė buvo. Tanko komandą sudarė tik tai 2 žmonės, tai vairuotojas ir tanko vadas. Vėlgi tanko vadas tuo pačiu ir šaudė ir nurodinėjo, kur važiuoti, ir žiūrėjo, kur važiuoti. Žodžiu, jam atiteko daugiausia darbo, o štai vairuotojas tik tai valdo tanką. Ar tanko vadui vienam reikėtų tiek dirbti iš tikrųjų? Mano nuomonė, tai tanko vadas iš esmės buvo šiek tiek perkrautas, aš manyčiau. Būtų buvę galima tiesiog, galbūt tuo metu galimybių nebuvo, bet daugiau žmonių įdėti. Tikriausiai maksimum iki kokių 4 žmonių įdėti. Bet aišku, radijo tuo metu nebuvo, tai tas 4 kaip ir nėra reikalingas. Ir nelabai būtų tilpę tanko, labai mažas apimtis tanko. Tai va, kadangi konceptas buvo visiškai kitoks, maži manevringi tankai, tai čia galbūt ir suprantama yra. Šarvai vėlgi nuo 8 iki 16 mm, nieks nesikeičia nuo pat pirmo tanko, skardos gabalai. Ir aišku, šis tankas, tai kaip ir minėjom, buvo modernaus tanko pavyzdys. Kadangi pačiam tanke variklį pradėjo dėti ne per vidurį tanko, o pačiam jo gale, o įgula priekyje. Kad įgulai būtų lengviau susikalbėti, nereikėtų netaip nuo dūmodus. Žodžiu, buvo taip apgalvota. Ir aišku, jeigu tankas atvažiuoja iš priekio, tai, klausimas, ar ten labai tą galą sugebės apšaudyti, kur variklis yra. Su to meto tankais ir jų galimybėmis, tai sakyčiau labai sunkiai, nes turbūt reikia atsižvelgti jų tą visą greitį, į variklio galingumą ir dar kiti veiksniai, aišku, yra ir tie patys kariai iš visų pusių, tai dar patrankos visokios, galima dar pridėti ir tą oro pastiprinimą, sakyčiau, nes jau vis tiek tuo metu karo lėktuvai buvo. Tai jie tokie labiau primityvūs ten. Gal nebuvo ta tokia taktika visai išvystyta, kaip dabartiniais laikais, kai visa kolona turi būti, kad išlaikyta tanką savo pozicijos, kad ta oro apsauga būtų ir kiti dalykai galbūt dar nebuvo sugalvota. Jo, čia dar sakau, labai pati pradžia modernaus tanko, tai va. Aišku, bokštelis, naujausia naujovė, visiškai fiasko, 360 laipsnių apsisuka, nereikia, žodžiu, tai ginklas nėra, kad toksai mažo tik aktyvaus lauko, štai kad, pavyzdžiui, galėtum tik kiek, kokį ten prieš tai 10 laipsnių pasukti vieną ar kitą pusę. Jeigu neklystu, taip, bet jeigu norėdavo daugiau, tai jau visą korpusą jau turėjo pasukti, nes kitaip neįmanoma. Čia jau sukosi kaip vijurkas. Jo, tai būtent va šitas dizainas, tu papasakom, buvo visiškai modernus ir pagal šį modernų dizainą jo dabartiniai tankai buvo daromi ir todėl ir kopijavo amerikonai, todėl ir rusai taip pirko. Ir tankas pirmą kartą į karo lauką paleistas paskutiniais karo metais, 1918, sugebėjo pralaužti sutvirtintas vokiečių pozicijas, nors patys prancūzai vis tiek nesugebėtų pralaužti pozicijų užkariauti. Tankas buvo sėkmingas, eksportuotas į kitas šalis,
Ir pati Prancūzija šios tankus naudoja iki pat 1939 metų. Koks pasiteisinis dizainas tankų? Na, bet kadangi mes jau taip teigiamai pakalbėjom apie šį tanką, tai turbūt reikia ir priminti ir jo trūkumus, ir minusus, ir ką pavyko pagerinti, kol jis dar buvo naudotinas. Tai ką Renault kompanija padarė, ką pagerino ir sutaisė, tai tikriausiai buvo pridėtas ratas, kaip pačiam gale, kaip ir pas Britus, padėdavo įstrigusiems tankams išvažiuoti iš gilesnės duobės arba griovio. Bet jis buvo labai mažiukas. Jis buvo toks, kad grinai pačioj toj duobėj pavažiuoti. Jis nebuvo toks milžiniškas, kai matom Mark 1 tanką. Jo, jisai negalėjo taip gerai kirst tų visų griovių iškastų. Renault dar pridėjo taip pat ir uodegą. Turbūt čia toks labai specifinis bruožas Pirmo pasaulinio karo tankų ir galbūt net tarpukario. Dar įdėjo keletą reikšmingų dalykų. Taip pat bokštelyje įrengė ir vėdinimo sistemą. Vis tiek vyrai sėdi karšta, vis tiek tai prakaituoja, oro trūksta, dulkės, tai Galų gale tam pačiam bokštelį iš jo ir šaudo tanko vadas, tai kaipgi kitaip. taip. Aukšto rango, supranti, šitas vadas, reikia jam kažkaip padėti, reiškia pagerinti situaciją. Tai vairuotojas tegul dūsta, jis Jo. ten tarp savo tų dulkių, o vadui tai reikia jau. Jo. Tai tokie pataisimai, tokie pakeitimai ir dar turbūt keletą aspektų, ką būtų galima paminėti, kad neturėtų tiek daug svorio, tankas stengiasi pagaminti ypatingai kompaktiškai, todėl pati įgula buvo gana prastoje padėtyje, kaip turbūt įsivaizduojat visi, įgula buvo susispaudusi. Pavyzdžiui, tanko vadas ir vairuotojas turėdavo pasidėti net minkštus maišus, kad bent jau tas kažkoks patogumas būtų ir nenutrintų, kur nereikia. Ir įgula apsupta amunicijos, vėlgi vietos dar labiau sumažėdavo. Tai ypač kai uždaryti liukai, jie dažniausiai nieko nematydavo. Tai va čia toks dalykas, kurio taip ir neištaisė. Stebėtina, kad šį tanką prancūzai naudojo iki 39 metų. Na ir ką, mūsų antros serijos segmentas, štai alaus degustacija. Ir patį pirmą paėmėm Genio Sour. Ir štai labai įdomi etiketė. Tokia, sakyčiau, 70-osius Primena dizainą. dizainas žymio Hendrikso laikus, kaip geriau įsireikšti, tai labai įdomiai parinktos spalvos, violetinė, tamsesnė, geltona, šiek tiek galbūt rožinės, banguotas toks dizainas, labai įdomus. Labai jo. Čia žodžiu toksai net su baziliu ir braškėmis. Oi, čia jau toks įdomesnis jau skonis, čia toks vasariškas. Tuoj pažiūrėsim. Na ką, padegustuokim, spalva tokia irgi kaip vos ne kaip štai pavaizduota skardiniai, tokia geltona, maišyta su oranžinė. Primena gal netgi šiek tiek greipfrukto sultis, Jo, tokias biški su apelsinais. jo, tuoj pažiūrėsim. O, vau, man visai patinka šitą. O, taip. Skonis toks, toks labai jau toks Į ką panašus, toks, į ką panašus. subtilus, toks šiek tiek rūgštokas, bet toks, net nežinau, net nepasakyčiau, kad alus, labai keista. Iš kvapo tai atrodo, kad radleris, Jo, toks tikras austriškas arba vokiškas radleris. jo. Ką Arnoldas Schwarzeneggeris gertų po workoutų. Toks kaip braškinis vynas koks. Tokia rūgštelė, tokia, kaip čia pasakius. Mano atvira nuomonė, tai skonis gana įdomus, spalva tokia irgi visai nebloga. Bet nėra to alaus poskonio. Visiškai nėra alaus Jo. poskonių. Kvapas ganėtinai malonus toks vaisinis.
Nu, bet nesupykit, kolega, man skonis kaip surūgusi sulčių. Nu, gal aš mėgėjas, kas ten žino. Nu, bet kiekvienam skonio reikalas. Nu, aš šitam šiaip palai duočiau 3,5 nugertų iš 5 bokalų. Aš greičiausiai galbūt duočiau apie 2 nugertus bokalus. Nėra jis man ypatingai skanus. Įdomus, aišku, įdomus tikrai. Gal kas norės vasarą ir pabandyti, bet tai nebūtų, pavyzdžiui, mano pirmas pasirinkimas. Nu. Tai kągi, kolegos, dabar antrasis mūsų šios serijos alus, Genio Niaukas 2, tai yra DIPA, arba kitaip tariant, dar kartesnė IPA. Ką galima apie šį alų pasakyti, tai etiketė irgi tokia visai nieko, žuvelė graži nupiešta, dantukai matosi. Nu, kągi, daugiau reikia prie žvejybos, tik tokį gerti, ar ne? Nu, taip. Tai kągi, ragaujam tada, kolega, šį Niaukas 2 ir sakysime savo įvertinimą. Na, kvapas, žinokite, kvapas kaip tipinio IPA ir sunku pasakyti. Duosime kolegai paragauti pirmiausia. Nu ką, ir paragausim. Kvapas tipiško IPA. Toks ganėtinai stipresnis, gal sakyčiau, negu paprastos IPA. Ir kokios mintis sukasi jūsų galvoje, kolega? Kartokas tikrai, lyginant su praeito, tai šitas žymiai kartesnis, vaja. Šitas tikrai kartesnis. Kartumas yra, bet kažkaip ant liežuvio jo nesijaučia, kas keisčiausia. Atrodo, kad kartumas tik pačios burnos gale, bet taip, liežuvis tai atrodo, nežinau. Kaip jum. Kągi, reikia paragauti ir man tada įvertinsim šitą įdomų gėrimą. Va, koks kartus. Na. Čia tikras hipsterialus. Galiu tik tiek pridurti? Hiparikų. Kauno hiparikų. Kauno hiparikų. Taigi, ir ką galima čia apie jį pasakyti? Na, gal šiek tiek citrusų jaučiasi, kaip jūs jau minėjot. Tas kartumas, jis ilgai neužsilieka, jis greit dingsta tik iš pradžių. Bet čia galbūt pagal žmogaus pomėgis kokį alų gert. Bet man asmeniškai IPOS nėra pats mėgstamiausias gėrimas, bet šis toks įdomus, toks putoja, aišku, gražiai gana. Spalva labai įdomi irgi, tokia drumsta geltona. Gal net sakyčiau šviesesnė negu geltona. Nu ir kągi, koks mūsų įvertinimas? Nu, aš šitam duočiau 2 nugertus iš 5. Na, aš būsiu dosnesnis ir kadangi aš vis tiek kartais IPA išgeriu, tai duosiu 3 nugertus bokalus. Čia manau, kad pakankama tikrai. Tai va, na ir dabar apie World of Tanks naujienas. World of Tanks su paskutiniu didesniu atnaujinimu išleido lengvųjų čekoslovakiškų tankų liniją. Štai pavyzdžiui, ši linija prasideda su vidutiniu Škoda T25 ir taip pat siekia kitus, tai nuo 7 tiero. O čia 6 yra Škoda T25 ir po to yra Škoda T17, visokie kitokie eina tankai iki pat 10 tiero. Na ir aišku, lengvieji tankai, tai skautai vadinamieji tie. Tikriausiai bus įdomus jums išbandyti visai. Taip pat 14 World of Tanks gimtadienis, yra visokios nuos dalybos, World of Tanks atiduoda visokių savo merčą. Ir taip pat labai įdomu, ypatingai kas tik esate pradėję žaisti World of Tanks, tai yra, kad išleistas yra pačių World of Tanks video apie tankų šarvus, kur taikyti, kur daugiausia galima padaryti žalos, kur nepramušami šarvai. Štai iš pačio World of Tanks. Aš ką norėčiau pridurti, kad World of Tanks pridėjo dar keletą įdomių dalykų. Čia galbūt kontroversiškai vertinama įgula 2.0.
Na, tai iš esmės visas funkcijas jų kitaip treniruoti jau reikės, visi papildomi efektai irgi kitaip dėsis. Tai čia jau reikėtų pasidomėti truputį atidžiau, nes tankų bendruomenėje labai daug diskusijų apie tai, vieni labai nepatenkinti, kiti džiaugiasi būtent šiuo sprendimu ir čia jau jums patiems spręs, ką jūs manote. Aš asmeniškai manau, kad šio dalyko nereikėjo, bet jau čia jau bendruomenė turės nuspręsti, ar jiem tinka ar ne. Ir turbūt paskutinis dalykas iš World of Tanks, ką būtų galima pridėti, tai gimtadienio proga po 3 metų pertraukos buvo vėl grąžintas į žaidimą švediškas tankas Judes 03, vidutinio svorio tankas su bokšteliu gale, su įdomia mechanika. Kadangi jisai vidutinio svorio tankas, tai šarvai nėra labai stori. Taipogi jis gali nusileisti gana žemai, tai iš esmės savo patranką gali nuleisti 12 laipsnių, kas nėra įprasta kitiem tankam, išskyrus kitai švediškai linijai tankų naikintojų, kurie taip gali. Tačiau čia skirtumas yra tas, kad bokštelis gali laisvai sukiotis ir nereikia pakreipti viso tanko ir mechanika yra visai kitokia. Tai jau daugiau informacijos, aišku, paskaitykite paties World of Tanks puslapyje ir nebent dar galite pasižiūrėti Cookie Baby ir visą informaciją. Jis puikiai išnagrinėja šį tanką ir tikrai daug informacijos, jeigu jūs norėsite jį nusipirkti. O dabar mes pereisime jau buvusi Tankfest 2024 Bovingtono tankų muziejuje. O, čia įdomu. Taip, ir tankų muziejus pasiūlė gana tokią įdomią, ne kad įdomią, bet turbūt istorinį dalyką pasiūlė ir jie atrestauravo didžiausią jų turimą tanką. Ta prasme, kad turi didžiausią absoliučiai patranką įdėtą, kokia tik buvo į tanką. Tai yra tankas FV4005 su 183 mm patranka. Ir World of Tanks ir visa bendruomenė, kuri palaiko Bovingtono tankų muziejų ir kiti žmonės, kurie domisi būtent šiais dalykais, parėmė šį projektą, surinko pinigus. Ir restauracija įvyko ir dabar tankas puikuojasi tankų muziejuje, konservacijos centre ir Tankfeste buvo galima pamatyti jį važinėjantį aplinkui, sukiojant bokštelį. Tikrai žmonėms buvo labai daug emocijų, netgi pats tankų muziejus per Twitch'ą darė savo streamą. Taip pat ir World of Tanks, aišku, darė streamus šią temą ir tikrai buvo sensacija patiems Britams ir greičiausiai visai bendruomeniai, nes niekas nesitikėjo, kad taip greitai viskas įvyks ir pavyks sutvarkyti šį monstrą. Na kągi, taigi priėjome prie epizodo pabaigos. Kitą epizodą rengsime apie Pirmojo pasaulinio karo tankų susirėmimus. Pirmuosius karus tankų. Kokie buvo susidūrimai tarp tankų, kaip viskas vyko ir kitus įdomius dalykus. Taip, na, aišku, taip pat žiūrėsim, kokią naują alų gausim. Ir taip pat žiūrėsim, kokios naujos naujienos iš World of Tanks. Tai va, gerbimieji, ačiū, kad klausėt. Su jumis buvo Ugnius ir Laurynas.